modeliukas. Iš vienos pusės atrodo taip, iš kitos taip. Čia, kaip matote, tokią platėjančią rankeną turi, platėjančią viršuje rankeną turi. Čia mažesnė yra, šito modelio yra 2 dydžio, raidė P kode reiškia pikolio. Pikolio tai yra mažesnė, mažas vaikas, kitaip sakant, 85991P, o jeigu be P raidės, tai bus tada didesnis modeliukas, nes jų yra 2 dydžio, atkreipkite dėmesį. Tai štai taip labai įdomiai atsidaro šitas modelis, žiūrėkit, tai yra magnetas, va štai taip plačiai atsidaro ir taip naudojate. Labai paprasta atrodo, neįprasta, bet ir tuo pačiu faina, originalu. Va, visiškai plačiai atsidaro, vienas pagrindinis skyrius, be jokių papildomų skyrių skyrelių. Va, užsidaro štai tokiu būdu ir naudojate. Tuoj prikabinsiu, dar pakabinsiu dirželį, kad pažiūrėtumėte, kaip tai atrodo užsidėjus ant peties, pavyzdžiui. Šiaip labai smagus, gražus modeliukas, vat kas mėgsta kažką įdomesnio, išskirtinio, tai šitas modelis turėtų jums tikrai patikti. Va. Štai taip. Nu va, labai graži. Šiaip labai graži forma ir beje, dar kartą nepasikartosiu, šiandien nesakiau apie tai, bet kas mane stebėjo prieš tai, N metų ir taip toliau ir panašiai, kai mes tuo tarpu dažnai turime, pavyzdžiui, live transliacijas su ekspertais, su stilistais, kurie paaiškina, kaip nešioti, kokiu būdu, kaip parinkti rankinę prie figūros, savo figūros tipo. Tai jeigu tai yra apvali rankinė, tai reiškia, kad jinai tinka visų figūrų tipo moteriams. Tai yra ir, ta prasme, ir kriaušės formos, ir obuoliukų formos, pištukų formos figūrų tipo moteriams. Kodėl? Nes jinai turi suapvalintus kraštus ir jinai neapsunkina viso įvaizdžio vaizdo. Figūra gražiai proporcionaliai atrodo. Todėl, jeigu turite išskirtinę figūrą, pavyzdžiui, obuoliukų formos turėtojams, dažniausiai sunkiausiai parinkti, nes kad tai proporcionaliai atrodytų jūsų įvaizdėje. Tai apvalios rankinės visada yra tas išsigelbėjimo ratas, kuris visada pateisins ir jums puikiausiai atrodys, tai tiesiog turėkite omeny. Tai apie šitą modelį, kokių spalvų jų yra. Tai raudona spalva, samaninė žalia, oranžinė, smėlio, mėtų, tamsi kapučino spalva, labai plati spalvinė gama. Kaip matote, tai parodysiu. Taip, toliau eina bordinė spalvytė, garstyčių spalva, klasika juoda, gesinta mėlyna spalva, tamsiai mėlyna ir ruda kamel spalva. Kaip matote, spalvinė gama labai plati. Tikrai tokio didelio pasirinkimo jūs niekur neberasite, nes tai tiesiog neįmanoma į Lietuvą viską atgabenti. Tai turėkite omeny, kai būna Italijoje, jūs turite tą didžiulę privilegiją būtent naudotis tą progą ir išsirinkti iš visos įmanomos gausos, kurią jūs matėte man už nugaros. Kai kurių modelių, aišku, aš jums neberodau, nes, nematau prasmės kaskart kartuotis, nes, pavyzdžiui, yra prikarpytų mūsų prezentacijų iš praeitų laivų, o vis tiek dažniausiai italai tiesiog keičia spalvas ir sezonui prasidėjus, ten tiesiog perina iš vasariškų spalvų į rudens spalvas. Tai aš visada noriu jums parodyti vis naujesnį modelį, vis naują kažką,
kad jūs galėtumėte įvertinti, pažiūrėti ir įsigyti savo patį gražiausią pagal jūsų skonį katiliuką.